Įtariamieji yra nekalti, kol 11-okai neįrodė jų kaltės. Kai kurie renginio epizodai gali būti nepriimtini tėvams ar silpnų nervų žiūrovams. Viskas yra parodija ir visi personažai yra išgalvoti. Mėgaukitės ir nesusireikšminkit. Taigi sveiki visi. Ir kaip žinot, liko 100 dienų iki egzaminų. Žmonės, suplokit, kas mane girdi. Nesuprantu mano balsą, jis nežinau, kas daros, negaliu aš dainuoti. Ką tu darai, Kamilė? Ką tu darai? O Dieve, kai man patinka tos mano kalytės. Dantukai švarus, nugarytės patemptos. Man tu šunis ne kažką, jie baisys. O tai mano mušytas geras. Viski pafilmuoti. Pafilmuojam. Žodžiu, nori, aš tau dabar papasakosiu pagal abėcėlę, su kuriais iš bičius gavau. Nereikia. Gerai, tai pradedam nuo A, Adė, tada D, Dovis, V, Vilhė dar buvo. Ai, dar iš Vievė buvo bičiukas, bet aš jau pamiršau, koks vardas buvo. Ai, nu dar tada taip. Blemba, kaip norėčiau vedarų. Nu blemba vakarytę, gana su savo tais vedarais. Geriau varom pas mano vyrelį į džimą. Bent jau aфиgeną trefkę praves. O gal vedarų? Nu vakarytę nenoriu štuoti vedarų. Blemba, nu kas čia per bairiai pastoviai tos antakius nuskatinėjau. Nu pasižiūrėk, ar jau gerai. Nu jo, beveik lygas. Net nesimato, kad buvo nuskasta. Kai čia taip kepia? Šausiu vieną. Blemba, ne. Davai, pamokas baigęs, nuvarysim prie bažnės, surūkysim. Idėja. Kosmosas. Va, pažiūrėk, kokį kvapų kaudelį nusipirkau. Žiūrėk, aš irgi nusipirkau. O kam tu tas kvapukas, jeigu tu teisų net neturi? Čiaupkis. Nu, žodžiu, ten Sinkevas su Jorčino susimušė. Nu jo, labai žiauriai tam buvo. Ai, tai ar tinka? Nu, žinok, su Grifka buvo geriau, nes dabar labai kakta šviečia. Tai gerumas, ana. Jo, žiauriai. Alio, Kryšte, pudrą tu iš Terlendai. Pavaryk. Va, Lejauskas be antakio sėdi. Saugo gandrą. Nu, Bari, kaip derlius tau šiais metais? Nu, 2 pintinės bulvių ir... O, bidonas obuolių. Ai, žiemą išteks. Nu, žinok, kai tavo brolį Lenkijai pamačiau, kaip iš medaus nuvietas. Čia gal bitininkė ruošies būt, kad visus medušius čia ragauju. Na taip, aš tokia prie saldesnių. Šitai. O, Lyne, varysim į Palmyros sodybą. Aš taip pas vakarę kaip tai magau. O tai apie kokią Palmyros sodybą tu čia šneki? Tai kodėl čia du atskiriai esą? Raudon. Ne, man raudon. Kas čia? Tai žiūrėk į tavo ragelis. O, kaimas rašo. Ta proga, kad liko 100 dienų iki egzaminų, šiandien renkamės Palmyros sodybai. O, ir miestas. Sveiki, kadangi liko 100 dienų, susimatom šiandien pas vakarytę. Tai du skirtingus? Tai kur varysi? Nu tai jo, tai ką tu siūlai?
Eik, tada nuvarysim, parūkysim prie tos bažnės, kažką sugalvosim. Davai. Kur ta mama tą telefoną galėjo paslėpti? O, atsakymai. Nu gerai, bet reikia pasakyti kažkaip. O, telefonas. Ir dar kiek storių prikelta. Nu, pažiūrim, ką čia tie lopai prikėlė. O, bumerangai kokteiliuko, nu kaip faina. O, fotkytė. Ką čia šitos vemia? Ir dar geria? Nu, tai vazonas kaip visada geria vienas, sėdi vienas. Nu, tai šitą kaip visada apipaišyta iškritus guli. Jorūnas laimi. Šitas. Ką čia tas daužo su savo mikrobangė? Paliavoja be manęs. Nu jo. Padedam atgal, kad mama nematytų. Nu, alio, Erkė. Kur tu, ką tu? Ai, čia plaukiau į šventę, valtis apsivertė, iškritau, visą šlapę, šaltą. O tu ko čia skambini? Žiūrėjau, tokia problema atsirado. Nieks manęs nepastebi. Kaip ant lūpos pastebi. Kažkas ten kalba. Radau egzaminų atsakymus. Bet matai, aš su visais gigi labai gerai sutariu, su visais geriausias draugas, tai nežinau, kam duoti. Kokiu egzo atsakymus? Eksai? Ką? Nu tų, kur dirbom visus metus. Tai ką tu darysi? Gal tiesiog visiems atiduoti ir bus rami galva. Ne, taip lengvai nepaleidžiam, tai kažką sugalvojam, pakursim kokį žaidimuką. Nu va čia tai idėja. Kosmosą. Reikia visiems pasakyti. Bėgu. Tikiuosi čia jau. Nežinau, kas ten darė su to pirmoku, aš susišoko ant jos, ten sako, Kamilė, tai kovinė audrelė, tu aš galvoju, ką jis ten vasarną, galvoju, šoksiu, jau ginsiu savo panelę, žinai, reikia paną ginti. Aš net padusau. Vis žodžiu, aš buvau tenais prie tos Palmyros sodybos, išgirdau, Kamis su Erke kalbėjo telefonu ir kažką apie egzo atsakymus sakė ir sakė kažką su jais daryti. Ką tu meluoji? Kodėl jūs manim niekada netikit? Palaukit, Kamis kažką įkėlė. Mėly bendralaičiai, susijungiam šiandien 18 valandą, Saulės 30, sužaisti paskutinį kartą. Du hast mich. Du hast mich. Opa! Dabar klausykit, Kamis. Žinau. Kaip čia faina, kaip čia visokių dujų pilna. Jori! Jori! Čo jis? Jori, gal žinai, kur Lukas? Durne, išsirink vieną. Dieve, Jori! Alio, einam išgerti. Baldukai, davai dar po vieną. Nu, ei. O, Ugai. Nu, davai. Pilk, išgeriam. Nu gerai. Nemiegu. Ei, jau reikia valyti šiandien. Tai tu nebijo, gali irgi prisijungti. Ne, tai aš paskui ateisiu, viskas gerai. Pasidėk ramiai biškį. Kur Baldukai, ką tu čia darai? Nu matai, lentos esa, višta esa ir višta be chatos esa. Tai višta chatos statau.
O tai gal tu vėliau savo tas statybas padarysi ir einam išgerti? Tai ką man vištą daryti? Tai ką aš žinau, vėliau ateisi. Nu gerai, nu einam. Gerai, nepradingsta višta. Tai einam? Davai, rimtai, vėl kitas. Nu, tuoj palauk. Aš tau sakau, varom, greičiau. Jaučiat, panas? Kažkas žiauriai smirda? Čia bugiukas, tėtis grįžti tvarkys. Tu aš nesuprantu, kodėl. Kaip tu negali suprasti, tu man trukdai tapt rockstaru. Ką? Skyrybos. Kas buvo? Ai, nieko, aš jas taip visus mylėjau, o jie manęs nemyli. O tai kas kaltas, kad pati atsiduodi? Nu jo, aš. Lina, tik pakalbėt. Davai skiriamės. Davai ne, būnam kartu. Ne, bet tai tu man niekad pirmas nerašai, aš turiu visada pirma rašyti. Ne, tai tu manęs nemyli. Tai tu manęs nemyli. Tu, pala. Nu, po šito tai jau kartu nebūsim. Nu, tai jūs varot su mumis? Kodėl? Nyksta, pavargusius visai. Suplaukit, skaičiuoju! 1, 2, 3, 4, 5, visi duodat! 6, 7, 8! Oi, tu čia? Taip, mama neleido. Man reikia atkreipti, aš vai, nepradėk be manęs. Gerai, laukiam. O dieve, ką šitai čia? Nu, vynas kaimas. Gal dėl to pačio, dėl antro atsakymų? Galit nebūti tokie pasikėlę. Mes? Sveiki visi susirinkę Elektrėnų Versmės gimnazijos 100-dienį! Bet radau egzaminų atsakymus ir nežinau, su kuo jais pasidalint. Todėl šiandien nusprendžiau sužaisti su jumis paskutinį kartą. Parašiau 4 žaidimus, kuri komanda laimi daugiau iš jų, ta laimi ir egzaminų atsakymus. Ar viskas aišku? Aišku! O tai mes gal galim taip susitarti? Tai dar su batukais klausytis? O dieve, gerai, ne, mes tiesiog žaidžiam ir viskas, nesveikia su kažkas. Tai va, supratot sąlygas, jeigu norėsit susitarti, pasukit. Na, o dabar pasiskirstykit komandom ir pasivadinkit. Kaimas! Tai mes nusprendėm, kad būsim vakarytę šaikį. Ką? Kur? Vėjai? Davai, ne. Jeigu jie kaimas, tai mes tiesiog būna miestas. Koks miestas? Tu gal Dubajui buvus? Bet Dubajus yra Chanel? Aš žinau. Jo, mes miestas. Plojimai miesto komanda! Na, o dabar pasirinkite po 6 atstovus ir galime pradėti pirmąjį vakaro žaidimą. Vince, tu ne prie mūsų? Kaip supras prie jūsų, taigi pažiūrėkit, čia visi mano draugai, vargėsis, būna vakarė ir taip toliau. Aha, padėkok Jėzui, kad tik šitą šaikį. Neklausyk to durnelę, tai čia vis. Davai, liepam laiko, dievą ir skuto. Na, pristatau, mėlyjei, pirmąjį vakaro žaidimą Blackjack.
tuščiomis ir turėsit ką pasiūlyti ant stalo? Ugne, statyk akį. Nu tikrai neįnesta, man dar namo pariot reikės. Nu, Ugai, tau gal nepatiks, bet turim statyti mūsų mylimą ir gerbiamą vazoną. Tu gal durna? Čia mano vienintelis ir geriausias draugas. Net tu statykit geriau. Nu, davai, nu, bet jau tu pavazuoji. Šiandien. Nu, bet gerai, susirasti kitą moterį, nori paskolinti. Ne, o tai garčiai savinė. Nepastatysiu. Taigi vienas karteristas, kitas šiaip oligarkas. Dar ne mėnesio galas, bet tu kas pinigų negali. Tai sumesi šaibom kumpaikos kaimynio valmo, tada kažką paderinsi. O tai grinkė, negalim statyti tavo bičo to traktoriuko, koks ten nesai seno. Nu tikrai ne, man paskui pačiai tą vaiką reiks vežioti, aš tikrai nenoriu. Nu gerai, jeigu visiems visko gaila, aš turiu savo nagučių lempą. Statyti, prašau, laimėti. Norimai, nagučių lempą! Biški miestas ne kažką atsiliekam, nes jau kad nuo kaimo jau taip čia bus. Jūs nesidžiaukit, mes dar galim laimėti. Tu gaktinę galaktiką pati jie, sėdėt ir sėdėt ten tyliai. Pati užsičiauk grįkį. Lygiosios? Lygiosios raundas, Aimas, kaip jaučiatės? Aimas, laimi pirmąjį žaidimą! Nu va, sudegė, kaip sąžininkai su Uločka. Gal tu čia nusišni? Taigi, o Dieve, pamirškit tą gerčą. Taigi buvo ir Aiga, ir Ernis, ir Kristė dar, ir tu. Nu, davai, baigiam, seikam, judam toliau. Ne, Robės, ar ne? Tu ką? Vis dar dėl Lunoškos pyksti? Ai, ne, mano eksai pykstasi. Antras žaidimas. Na, mėlėjai, kaip jau ir patys matot, antrasis vakaro žaidimas yra ruletė. Kadangi kaimiečiai laimėjo, tai jiem ir duodam pirmiem rinkti spalvą. Tai tiek to, duosit jiems arba gėlės susirinkti. Nu tai davai, išrinksiu aš tada. Jau netaučiu bėtą tą žaidimą. Pirmąjį pabrais nuo letas, tada kalbėsime apie ruletę. Ai, tu prakalbą buvotis visur su pėliu vaikščiantis. Mes raudoni. Jie atrodom jau suaugę žmonės, ne kaip su vaikais, bet kažkokias nesąmonės daro. Jum juoda lieka. Sūkai. Eta! Yra! Eta! Eta! Ką čia reiškia, aš nieko nesuprantu. O tai iš bernų kažkas pastebėjo, kad aš naukoju. Neįgysiu, pagulėk, tu pats savo nagučių. Tai taip manęs nedažvėri, mane. Gince, gana apsimetinėja, taigi turi savo tavorą, kam dabar man tai pavydo sukelia. Aš neapsimetinėjau, mes tiesiog pertraukoju dabar. Nu, Gince, nenusišnekėk, jau seniai išsiskyrė. Tu iš viso čia nekalbėk, gerai, tu kalbas, kad mes išsiskyrėm. Tau ten kažkokius laiškelius rašinėja mergos, tu ten su savo ex į lauką kažką. Dar ir kokios bombos laikų Instagrame. Tai žodžiu, kas pas mane išrodo šiandien. Ką čia žaidžia? Gal ir aš galiu? Klausykit, pamenat buvom siaubo kambarį. Kaip trenkė į akį, tokia mėlynė buvo. O Dieve, nieko neduos, eik iš ligonę tu. Su atuojam smėgti. Skietų. Nu, taigi pakalbiai, prašau, atsiprašau, viskas gerai. Nu, tęsim žaidimą. Tai taškų nei vienas negavo?
Nori taškų? Turiu pasiūlymą. Ypač merginoms. Pašokam galą. Tai tipo vėl stop kaimėtum šokim. Pala, o tai kokias mes tau dabar čia kaimėtas nesam. Nu tai gerai, Vince, eik šok vietoj manęs, nes praeidžiu patį ir gėdas. Tiesiog iš stulpas stovėjau. Aš irgi pašoksiu. Ne, šoks, eik. Ir vėl įsisodo vorelę. Dar jūs įčiauk ir mėgaukis. Net močiutė man kalbėti.
Braudu žiauriai sustresau, gal kažkur tunelys yra, labai noriu metų. Žinokit, aš irgi noriu sysiu. Ir po šitą mes kaimėtės. Pačią šitą tunelį. Kiek vis tiek visko būna gerai. Nu, nebūte ša, gal prisiminkit, ką Tauninkios tūlikį išdarinėjai. Oi, kada čia buvo? Bet buvo. Ir nepražuvo. O dieve, panos, palikvinas taurietės, kaip mano veisiamos galytės. Supratai, kas galime? Šimtas dienų liko ir jūs vėl pykstat. Žaidžiam toliau, išsiaiškinti santykius nuo žaidimų. Davai, taip, pakaryti, tiesa drąsis žais. Nu, Danai, baig, pačiam Karino nuo 9 klasės patinka. Girdėjau, dar dabar rašinėjai. O dieve, Danai, o tai kur tu tavo? Kokia, tu gal nesveikas, o gal... Duodam toliau. Parašiau trečiąjį žaidimą pavadinimu Slot! Esmė tokia, kiekviena komanda turi po 2 sukimus, kurį išsuka 3 vienodus ženklus, ta ir laimi tašką. Paprasta. Rezultatai tokie. Kaimas 2 taškai. Apgailėtinas 1. Atsižais. Ką čia stalo pirmininkė? Nieko. Vieną iš žodžių. Tai kurie čia pradeda? Išsiaiškinam savo gerų būdų. Nueinam. Kamacimaras Patryly. Jis kaip baigi, žinai, kad įbijo, kad jau O negali. dieve, tai čia tik šulinys. Gerai, Koks Panas sėskitės. Kai reikia šitą, nes šitą sėskis cirkus, daro jį dar. Ateiksiu žaisti. Gerai, viskas išgirdau žaidžiu. Nemažai. Pasakiau, gerai. Viską žaidžiam. Kamacimaras Patryly. Bet tu prieš tai žmonėškai tai negalėjai. Galėjau, bet neturėjau. Vienas įsimaiktų. Kviečiu. Eik su apsimas. Kur palaikymas? Nu žiūrim, ką turėti. O, tai susėt, nesusėt. O. Karjerą nepraėjus. O dabar kviečiu garsiais plojimais, kai šadorių baudėją. Nežinau, kaip
Tai čia todėl, kad sugrįžus susidėjo. Jeigu praeidite našalynas, tai jūs vaikų darželis, nesvarbi ta ateitis, svarbu, kad išlaikys tėvelis, į akis visi draugai, už akių čia visi priešai, kai kuriam merginom na darbų senai pavargė riežeks, tai po 100 dienų, jie nelaukia čia rytojus, kad visi gerai mes žinom, kad į nesalaka nojus, į pamokas įneis, knygų nėra jos bagaže, bet iki palikčių lėja pasiekęs garažą. Gerai paspaudžia, bet reikėjo čiuvui merso, svišių nesupil druskos į baką vietoj benzo, suka į svetus su šypsena savo audiniai, Parysa savo laisvę pardavė 15-likiniai, į Dubajų gali lėkt, pro bachūrus pasijuda po Dubajaus vakarė, čia vėl sugrįš į būdą, gerą tėvelio kuštė reikia susapdyt mergų, atrodo, kad gyrius gyvens iš mamos pinigų, jeigu praeidite našalynas, tai jūs vaikų darželis, nesvarbi ta ateitis, svarbu, kad išlaikys tėvelis, į akis visi draugai, už akių čia visi priešai, kai kurio merginom nuo darbų senai pavargė riežai, jeigu praeidite našalynas, tai jūs vaikų darželis, nesvarbi ta ateitis, svarbu, kad išlaikys tėvelis, į akis visi draugai, už akių čia visi priešai, kai kurio merginom nuo darbų senai pavargė riežai. Įkritus į pirmuką varo žaistus pirmų pulą, per bachūrų šokinėti sugeba tik mūsų ūla. Rokelis ar žiogelis, kurio labiau jų nori, pizerį įsikels su skorpio soundu Instagramo story. Garsistas ne kažką uždirba pinigų mažai, svajoja Vaidas būt su ūla dviese amžinai. Laukia metu savo princo baltais laukais, dabar iš nevilties Kamilė žaidžia su nagais. Pinigų pasikeip šieno kelia tūkstančius toks sporte, Kieža savo buvusią įdarbina eskortę, svarbu tik pakliūkinti ir pajoti ant arklių. Ugnė architektė tau mylės statyti namų, Eimantas jis tikras, vakarėlių liūtas, gaila, kad pasčiuva šukuosena kaip liūtas, lygita savo mūsų lenkia spaudžia pilnus pinigų, o dienos gale varo pasiku ten su lyniku. Turi daug mergų, bet svajoja dėl vienos, Danai patikė Karina, tau tikrai neduos, jam bachūrai nepatinka, jis tik domisi panom, Jasinskis apsikrovęs draugių dideliom šiknom. Jeigu praeidite našalynas, tai jūs vaikų darželis, nesvarbi ta ateitis, svarbu, kad išlaikys tėvelis, į akis visi draugai, už akių čia visi priešai, kai kurio merginom nuo darbų senai pavargė riežai. Jeigu praeidite našalynas, tai jūs vaikų darželis, nesvarbi ta ateitis, svarbu, kad išlaikys tėvelis, į akis visi draugai, už akių čia visi priešai, kai kurio merginom nuo darbų senai pavargė riežai. O dabar plojimai gerčių dar kartelį. Tai pas mus versmė kiekvieną renginį, sako, išgelbėja ir kalėdinis ten su roda, būtė žalia ir nejasnas ir visi gera. Už tokį performansą 2 taškai be abejo. Nejasnas jisai, nejasnas. Esa atsakymai mano, esa taisyklės irgi mano. Na, tai žodžiu, na proga, einam į pabaigą, einam perikūras kambarį.
Mes. Tada kalbėsime. Jis žiūrėjo vėl apsišikai. Vėl tau nutėl, aš visų. Išėliau. Oi gerai, tai Inesas su visais bernais painiojasi. Mamytė irgi neką geresnė. Dėl papalių siūlė tavo pasipratinti. Nu tai taip, tam popierių ieško. Žodžiu, susitvarkiau, čia nieko nėra. Viskas gerai, viskas gerai. Na, aš ir vėl protingai. Apie mane nekalbėtumėte? Tai jūs atsimenat, kai Ugnė tą instruktorį čia iš Narcizas nešė, jo? Vėl pro visus praėjusius, tai dabar ant jaunesnių liko. Žiūrėkit, toj straipsnį kažkas gaus. Eik tu, jeigu Austas su savo tuo treneriuku negavo, tai šitas irgi. Nu, tu paminėsi mano žodį. Majas smirda, nesiprūsė, nevala kažkokią aš negaliu. Nu, Ugnė irgi visada savo tais arkliais dvokia. Nestovi. O panus gal varom šiandien tokį kokteiliuką, tokį sausainiuką iškėlę. Galim, sakau, varom pas mus į baraką, bet pirsim nuo mano. Kas tai barakas? Aš į baraką tikrai kojas nekelsiu. Ten gali ir pelių būt, ir pelėsio būt. Galėjo tiesiog pas tave varo. Nu, nejuokauk, man ir taip kamerą visur pristačius. Aš tikrai nenoriu, kad tavo vaikų teisė. Nu, tai ką daro? O matėt jūs lygitą, matėt jos plaukus, kai persita šią fondę į save net nepanaši, kažkokie šielo kupeta. Ten sviestas visas. Nu jo, tos dvynės tai viena už kitą bukesnės. O Ulas, matysim vaiksą, be pusę danties vaikščio dievė negaliu toks baisus. Kokia gėda, net nepasakau. Bet žinokit, vis tiek manau, kad Getas tai pas mane grįžta. Mačiau, kaip Kamilė skrolina Tinderį. Tik aišku, ten reikės vėl grįžti savo stiliuką, ten įjimą tokią, tai padės vėl. Ta aprengsi mergytas, kainytas, suskilutą, viskas bus. O tai Vladą matė ir be dantų, ir be teisų, visiškai atsileidęs vaikinas. Aš tai su tokiu nebūčiau, man tik princų reikia. Bet jis nespecialus. Nu jo, kaip mylimas, tai. O tu vėl tu savo galvą, tai vėl tu turiu užsiveisi. Nieko čia nėra, nenusišnekėkit, man. Pas jūs tam barakė viskas ten gali. Nu, pričiom čia tas barakas, nu, palik ramybėj. Viskas. Nėra jokių dalių. Viskas, baigė. O panos, jūs nebijot su bernais bučiuotis? Ne. Ten jau neskauda. Ką tu čia kalbi vakary? Nu ten. Kur ten? Skauda. Kaip tu nesupratai? O tai tu nematei, dronai skraidžia vėl Facebook'us. Žodžiu, stovim mes su Maja, žiūrim dronus varstame. O mojuoja, aš ten menkas. Kaip jaskis negėjai? Tikrai negėjus pamatytumėt, kaip visą Ugnę užžydėjo. Ai, su kad didelė? Nu! Ai, o kalbant apie klubus, aš čia kažkaip teatrą girdėjau, kad kažkokios dvi panos nuvarė į chaosą, tada ten žodžiu bėgioja, nes ten nepamenu dabar, kas ten kažkas jas gaudė. Bet čia iš minio. Blam, aš nesu... Čia atsiprašau, aš nesuprantu, kaip klubas baigės. Kaip? Su vokeliu kaip klubą nuvažiuoti. Jam pavėlaus tokia koma. Bet tas pats. Ai, bet jei dyka būtų, iškart esant judės, to aš ir sakau. Mano draugo. O ką tu čia pasakė? Pats Ulas pamatys ant geros klasės. O tau skauda širdį, kad man paėjo, tau ne. Nu gal ir skaudėjo.
žaidimas, pokeris. O dabar išsirinkit po du atstovus ir savo komandas, kurie atstovaus jūsų komandą. Tai aš šitą nueisim, vis tiek moku turėti. Tai davai, Simai, varom, nenorim nuo padelį. Aš čia šiaip pabusiu ir viskas. Tai pradėt. O čia labai gerai vakarytę traukti savo žiūrkę statyk. Kokia žiūrkė, čia maniškis bulgas. Geriau rašyk ginsas ir čiapą savo duotų su visu jūrų kiaulytės narva. Pričiom tu čia čiapą, sakau, traukti savo žiūrkę ir viskas, tik anu tą Čia plotą. bugas. Siek tą žiūrkę. Nu palik ramybėj, viskas vakarytę. O ką mes statom? Nu, kad čia pričiom. O, Galim daryti vazoną statyti. Tu durinas, vazoną. Tu nori laimėti ar nenori? Nustatykit jūs tą vazoną. O tai ką mes statom? Tai ko pasiruošęs tai sakyti? Ką aš žinau? O, galiu va, mūsų bankę pastatyti. Nu, tik žiūrėk, kad tariagų nebūtų po to. Nu, judam, toliau. Čekinamės. Tai jo, mes irgi. Palaukit, bugas apsimyžom stalo. O mama, tėti, o tai kas dabar išvalys? Tai aš tai nevalysiu, žinokit. Nu, tai statau šaibą. Ne, nu žiūrėk, kad aš šaibas dėčiau. Gerai, statau lastą, bet nuvažiuok su lūžus. Parodžiu. Tai nieko sutaisysiu aš tą lasdą. Aha, tai moteris su kartu sargai, ne? Taigi šaltą žiemą geriau aš namuose tvarkysiu. O tai ko tu dar nestatai savo vaisių? Gi labai kokybiški jau. Viską turgų aš padarė. O tu nieko nestatai. Nu ką aš žinau, galiu naktį su manim statyti, man tai ne problema. Ja. Lygiaverčiai statymai, lūžus, da? Verčiam porą, verčiam. Ale ir išvarė, geriau. Aš tą patį su Kažkaip sakau, vyrukai varom pajudėt. Varom pajudėt.
O, taip. Labai gerai, valio. Gal vyrai pakartokit labai patiko. Tai kad tavo pirmininką kadencija jau baigėsi. Čia ne Lamesa. Aš norėjau, kad pakartotų. Gerai, gana karto, davai, žaidžiam toliau. Afteris, manau. Vaikai! Aš neblu! Aš čia per žaidimą jūs norit mane į kalėjimą užrakis? Viskas, einat mokytis. Egzaminai laukia. Nepykit, mes kaip leidžiam kartu laiką, bendradarbiaujam, žaidimus žaidžiam ir iš egzaminų. Neaiškink tu čia man. Ir taip bardakas mokyklai. Tai duris nukeldinėjat, varžtus atsukinėjat, klozetus užkimštinėjat. Nebegaliu, viskas, eikit mokytis. Eikit iš akių. Ale, vyras, gal nusiminti, galim varyti pas barį žemę patirti. Nu tai va, o mes karvių pamelšim. Nu, dabaros, kad tau tai uždariau, tai ir netarpyt. Aš va vasarą tokybą įdirbau, turi bus valiau, šiaip visai geri pinigai. Nu, žinokit, aš ir per kur keminį dirbau, žiauriai gerą arbatą, nu jau tik Mars vienai viską. Gerai, tai kur mūsų laido atsakymą? Ne, nu jie yra, bet jūs nelaimėjate. Nu, pažiūrėjau. Kas čia? Sakmė!
tai nieko čia blogo nėra, sutvarkysime savo autobusą, tik reikės polio pagalbos rankų, kebra. Kiek aš dabar čia? Man reikia su dvyliktokai su pamokomis ir taip kursomės vėkščiai. Gal dieną, gal valandą, gal 12 metų. Mersyžymė pešterės. Tokia laiminga, kad turit tokius nuostabius kolegas. Mersy. Kol dar turim šiek tiek laiko, galim pasidėkoti. O gal galėtum mums paduoti morkas, Guste? Greičiau pradėsim, kad jeigu greičiau nuimsim. Tai dabar visi greit į žemę metė po vieną. Čia tokia gamta aplinkui graži, kelnai kelnuoti, pakarlės nuplikę. Gražiai čia pasakė, yra. Kas čia su grožiai senoviniai tiki? Kolegos, palaukit, gal pirmą apšylam, ką? Paskui šitą nežinau, pristojam, greitai. Vienas puose, antra puose. Nu, dabar lietuviam. Nu, nežinau, kaip jūs, bet man tai žemė tokia sausoka. Būtinai reiktų ją išpulėti. Aš galvoju, pasakysiu jums, kaip tas morkas reiks šalinti, ko jums reikia. Reikia, kad būtų drėgna žemė. Reikia anglies dioksido, saulės energijos, na ir aišku, trąšų. Žinau, tokie dydži, sintezės, 6 CO2, 6 H2O, plus saulės energija, 6 C6, žinot visi? Ne? Nes tai padės mums labai. Nu gerai, kiek mano darbas tada gerai? Kolegos, palauk, dėl pirmo apie kvitorius išsiaiškinam. Nieko nežinom, kaip padarysim dar vieną pristatymą. Aišku, aš labiau su vienu noru Islandijai kokioj dabar būčiau, bet papasakosiu. Vai bet nesirašyk niekus sąskaitus, viską atsiminsit, pamatysit. Tai va, kai būna aukšta temperatūra, būna žemas slėgis ir būna maks kritulių. Prisiminsit? O kai būna žema temperatūra, būna aukštas slėgis ir menkių. Tai pagalvokit, kaip čia geriau su pamorkom daryti. Dar atkreipkit dėmesį į reljefą ir dirvožemis geriausia būtų, kad juodžiais. Gerai? Kokie tie mūsų mokytojai išmintingi? Vaiguliai, pažaidžiam iš pliusiuko. Bet čia, kada gal duoda vadovėlį mums, nepasakysiu, koks tikrai puslapiukas. Tada nesuoja morkos atsirado. Priminiai, mano nuomonės mano pakviečia kokias. Eik pradėjau žaidimą. Gal kažkas atsakysit? Viduramžiais, kaip ant pėkų šitus. Nu, žodžiu, mes, aš manau, su draugute biškeisim kavytės pagerti, nes dvyliktokai mažvydą pakuteno jau, tai reiks aptarti. Jeigu norit, jūs įkas prisijungit prie mūsų. Žiūrėkit, kolegos. Pirmiausia, prieš sodinant, duokit aš jums paskaičiuosiu dėsnių plotą iš išvestinėmis. Gerai? Žinokit, čia viskas labai lengva. Va čia va, pabraižysiu ant sienos autobuso. Vis tiek kažkas iškalbės. Na taip pat, kaip žinome, tai sunku pratybose, net vakare. Labai gera frazė. Klausyk, jūs eilinį kartą vėl nusišneka. Aš, ekonomikos mokytoja, paskaičiavus pagal rinkos kainą, pardavė po 50 centų turkui, šiai dienai šiokio tokio pinigėlio užsidirbtume. Klausykit, gerbiama pavaduotoja Aurelija. Žiūrėk. Iš ko mes sudaryti? Ir vėl nieks nepapasakyti. Žinai, kaip mes prieš pusę metų šitoje. Mes sudaryti iš atomų. Atomas yra sudarytas iš 98 procentų tuštumos. Tai aš noriu pasakyti. Neveikia galva. Va, ką noriu pasakyti. Žodžiu, mes esam tuštuma, mes esam niekas. Kokia prasmė čia kažką daryti? Nedaro, nereikia. Važiuom namo pas jį, aš nežinau, kam. Jo, žinokit, mokytoja Vida jūs gerai sako. Po 80 centų pardavė mokytojas. Nusipirktume 15 kavos aparatą mokytojų kambarį, 3 sofą mano kabinete ir dar kas laikui pasidalintume su kitais.
būdami dvyliktokai, ne? Skirtingi, skirtingų dydžių, bet jie vis dėlto kokie yra, tokie yra. Nu, bet vis tiek, mano klasė pati geriausia. Buvo ten pora rinkėjų, kurie pusę nusuko paštų nuo durų, bet vis tiek patys geriausi. O mano mamonėje tai patys fainiausi, patys stropiausi. Ir aš tai suprantu, kad mano dvyliktokai jaučiasi. Aš jau pati mokusi prancūzų. Gaila, kad savo prie burtuko nenusivežėm, tai būtų patikę. Buvo nepaprastas lėt, drąsis ir linksmi. 100 dienų jau beliko. O ko mes taip nerimaujam tų dvyliktokų? Jie išlaikys šitos egzaminus. Ne, tikiuosi išlaikys. Ekonomikos atsisakykit. Ateities medikai, fizikai, artistai, fotografai. Ai, savarankiškai patys susitarėmės. Jei jau ką tėveliai paspaus. Tai gal einam, pailsėsim. Sušlakiau autobusų, kodėl? Brolio. Ką? Gerai, jūs. Statyti. Šiandien labai svarbi 12 diena. Sprendžiant jų likimas. Kas gaus brandos atestatą, kas išlaikys egzaminus, o kas dar vieniems metams klientą? Na gerai, aš statau 100. Ir manau, kad dar per 100 dienų jie tikrai pasiruoš brandos egzaminams. O aš statau 200. Ir manau, kad mano mokiniai per 100 likusių dienų išmoks tai, ką mes žinome išmoko. Aš statau 5 kart daugiau. Mano klasėj 10 pirmūnų ir vis 100 lietus. Grosų statymas? Aš manau, kad mano klasė tai bent į egzaminą vis ateis. O aš linkiu, kad bent jau asmeninių dokumentų nepamirštume dažydami. Taip, brangiosios dalinu kortas, pažiūrim, ką čia parodys. Visiškai geras. Na, tikrai, ir Tuzas, ir karalius, ir dama. Manau, kažką čia reiškia. Tikrai sėkmė. O, ne. Taip, taip. Taip, ir aš tikiuosi, kad jie dar įdės pastangų ir egzaminus išlaikys visi.